Vienas. Labą dieną, gerbiami jurbarkiečiai, gerbiami rinkėjai. Aš, Algirdas Gudaitis, gimęs esu Jurbarko rajone, Jurbarke. Čia gimiau, čia augau. Na ir aš važiavau mokytis, baigęs vidurinę mokyklą, dabartinę gimnaziją Jurbarko į Kauną. Kaune mokiausi Kauno Politechnikos institute, ten baigiau mokslus ir po mokslų grįžau į Jurbarką ir visą savo darbinę veiklą paskyriau Jurbarko gyventojams. Aš norėčiau jūsų paprašyti, kaip rinkėjų, kad jūs gaunate teisę rinkti mus, merus, savivaldybės tarybą, pasižiūrėti į šitą klausimą atsakingai, kadangi jūs išrinksite valdžią dabar 4 metams ateinantiems ir nuo išrinktų žmonių priklausys rajono darbai, kurie bus vykdomi, kaip jie bus vykdomi, kaip atstovaus šitie žmonės jūs. Pirmiausiai aš noriu paprašyti jūsų, kad jūs palaikytumėt mane, mano kompaniją, mano partiją Tvarka ir Teisingumas. Mano kokie tikslai? Pagrindiniai tikslai yra darbo vietų kūrimas ne tik Jurbarke, bet ir visam rajone. Pagalba žemdirbiams. Aišku, dabar yra aktualiausia problema pieno kainos. Savivaldybė gal ir labai didelės įtakos neturi, bet gali įtakoti šitą reikalą. Taip pat aš savo programoje įsirašiau klausimą Viešvilės miestelio šilumos kainos mažinimą. Aš manau, kad šitą klausimą mes galime spręsti, jo labiau, kad jau ar čia pamatę mano programoje šitos visus reikalus, jau sekančioje taryboje bus klausimas sprendžiamas, 10 metų viešviliečiams palengvinti šitą šilumos kainą. Tačiau aš sakyčiau, kad negalima laukti tiek 10 metų. Gerai, ačiū, laikas pasibaigė. 89 metais pervedimo tvarka pradėjau dirbti tuometiniam vykdomajam komitete, plano komisijos pirmininko pavaduotoju. Vėliau dirbau ekonomikos ir socialinių klausimų skyriaus vedėjų, rajono valdytojų pavaduotojų. Nuo 95 metų esu Jurbarko rajono savivaldybės tarybos narys, buvau Lietuvos liberalų sąjungos, Lietuvos liberalų ir centro sąjungos narys, Jurbarko skyriaus pirmininkas. 96-2003 metais dirbau AB Lietuvos draudimas Jurbarko skyriaus direktoriumi. Nuo 2003 iki 2007 metų buvau savivaldybės merų pavaduotojas. Nuo 2009 esu Tauragės apskrities regioninės plėtros tarybos narys. Taip pat 2011 metais išrinktas Lietuvos savivaldybių asociacijos valdybos nariu, Lietuvos savivaldybių asociacijos sveikatos reikalų komiteto pirmininku. Nuo 13 metų esu Lietuvos liberalų sąjūdžio narys ir Jurbarko skyriaus pirmininkas. 2014 tapau AB Kauno Energija stebėtojų tarybos nariu ir 2009 esu išrinktas Jurbarko rajono savivaldybės meru. Ačiū. Dėkui kandidatui. Sekantį kviečiame prisistatyti Antaną Juozą Kazakevičių. Čia. Labą vakarą, mėly jurbarkiečiai. Gimiau Smetonos laikais 39 metais Kaune. Tėvai gyveno Kazlų Rūdoje. 57 metais baigiau Kazlų Rūdos vidurinę mokyklą. 62 metais Lietuvos veterinarijos akademiją. 63 Petrogrado veterinarijos instituto pasitobulinimo metų kursus. Ir nuo 63 metų rudens dirbu Jurbarke. Šiuo momentu gyvenu Raudonėje. Mano darbinė veikla prasidėjo
labai smagu, kad Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo metu, tai 95 metais, kada mes su Sauliumi Latvėnu, o vėliau su Pranu Vaišvila, kūrėme mūsų nepriklausomą Lietuvą, džiaugiamės mūsų jurbarkiečių ryžtu, kad Lietuva būtų laisva. Vėliau dirbau daugelį vadovaujančių darbų ir šiandien esu Lietuvos samariečių bendrijos pirmininkas. Mano pagrindinis tikslas yra vienintelis. 2000 metų Seimo rinkimuose aš savo leidinėje rašiau mūsų darbas tik žmogui, tik jo geroviai. Ir džiaugiuosi, kad po 15 metų mes atsisuksime į žmogų, į jo gyvenimą, jo gerovę. Mes šiandien turime viską. Gražų Jurbarką, gražią Lietuvą, bet neturime darbo ir toli atsilikę nuo europietiško gyvenimo. Ačiū Jums. Ačiū. Kviečiame prisistatyti gerbiamą Saulių Lapėną. Na, gerbiami jurbarkiečiai, jeigu galima savo laiką sąskaitą. Mane tikriausiai daugelis pažįsta. Nuo 1985 metų atvažiavau į Jurbarką kaip jaunas specialistas, gavęs paskyrimą. Žinau, prieš tai jau porą metų žvalgiausi į šią teritoriją, kuri mane patraukė savo unikaliomis istorinėmis, kultūrinėmis, architektūrinėmis ypatybėmis. Ir iš tiesų aš tada galbūt grubokai įvardinau, bet pasakiau, čia nerti dirvonai. Ir iš tiesų ten nerti dirvonai tęsiasi iki šiandien. Mes turim be galo daug galimybių ir be galo mažai jas išnaudojame. Mano darbinė karjera prasidėjo, kaip minėjau, architekto, po to buvau išrinktas miesto vykdomojo komiteto pirmininku, buvau rajono vykdomojo komiteto pirmininku, buvau rajono valdytoju, kaip gerbiamas Antanas paminėjo, mums teko dirbti ganėtinai sunkiu laikotarpiu, kada Lietuva, atgavusi nepriklausomybę, turėjo kovoti už savo išlikimą. Blokados metu atlaikyti sausio 13 dienos įvykius. Ir man atrodo, kad mes visi tai padarėm labai sėkmingai dėka to, kad visi mes buvom kartu. Mano programinės nuostatos, jos visada kaupėsi per šitos visus metus. 2000 metais buvau išrinktas į Seimą, 2008 metais po 2 kadencijų į Seime dirbau dar 4 metus ministro patarėjų, na ir pastaruoju metu užsiimu daugiau analitinę žiniasklaidą. Na, o mano programinės nuostatas jūs visada galite surasti internetinę puslapį www.slapėnas.lt. Ačiū. Ačiū Sauliui Lapėnui. Dabar kviečiame pristatyti gerbiamą Algirdą Mačiulaitį. Labas vakaras. Aš esu Algirdas Mačiulaitis. Turbūt irgi jau daug kas mane pažįsta, gal ten žinau straipsnių laikraštį, dar matė per televiziją. Esu Lietuvoje tik 3 metai. 20 metų praleidau svetur, Rusijoje gyvenau, taip susiklostė gyvenimas. Didelių mokslų nebaigiau, nors šeimoje buvo ten mama, baigusi 2 akademijas ir žodžiu, pats gerai mokiausi, atrodė, kad mokiausi ten 5 mokykloje, bet parūpų meilės reikalai ir išėjau į armiją ir po armijos išvažiavau į Rusiją ir taip aš tokių didelių valdiškų darbų niekur nedirbau. Nuo turbūt 22 metų užsiėmiau privačių verslų, iš tų 20 metų praleistų Rusijoje buvau 6 metų nuteistas kalėti, atsidėjau 3 metus kalėjime ir visa visa veikla buvo pagrindė komercija. Jokių valdiškų darbų išskyrus ten porą metų, kad dar gyvenau Telšiuose, dirbau tarpininko eiliniu. Tai visa programa mano, kuri yra internete, jie galite pasiskaityti, dabar aš neišpasakosiu savo ten į ką ten kreipti dėmesį, kur daugiau, kur mažiau. Manau, kad visi mes skaitome apie tos kandidatus, tarp mūsų tų, reiškia, programas tų partijų ir komitetų. Tai manau, ten viskas yra surašyta. Jeigu kokiu turėsit klausimų asmeninių, galite klausti, aš mielai diskutuoju
elektroninėje versijoje laikraščio Mūsų laikas. Kalbu visą laiką savo vardu, rašau savo pavardę, nesislepiu po pseudonimais. Galima man skambinti, ko nespėsiu šiandien įsiaiškinti. Mielai galėsiu atsakyti ar telefonų skambučius, arba parašyti viešoje erdvėje. Ačiū. Ačiū Algirdui, kad laiką sutaupė. Ačiū. Sekantis kandidatas gerbiamas Skirmantas Mockevičius. Labadiena, esu Skirmantas Mockevičius, man 49 metai. Gimiau Snižininkuose, 20 metų jau gyvenu Jurbarke. Turiu inžinierijos bei teisininko išsilavinimo. 20 metų dirbu valstybinės mokesčių inspekcijos sistemoje. Šiuo metu esu Tauragės apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos mokestinių prievolių skyriaus Jurbarko poskyrio vedėjas. Niekada nepriklausiau jokiai politinei partijai, nedalyvauju jos veikloje. Savo kandidatūrą įsikėliau pats, tikėdamasis, kad pavyks sutelkti visas jėgas, kurios dirbs rajono taryboje, tiek partijos, tiek, manau, rinkimų komitetai, bendram labui, Jurbarko krašto labui. Kadangi stebint iš šalies, kaip ir jums visiems, manau, skaudu, glumina tai, jog laužomos ietis dėl ambicijų, asmeninių, galbūt politinių, kai tuo tarpu kaištasi laikas ir nesprendžiami klausimai, kurie turėtų būti sprendžiami. Arba priimami sprendimai iš principo atmetant tam tikrus dalykus, kurie siūlomi kitos politinės jėgos, nežiūrint to, kad jie yra akivaizdžiai mato bendruomenį, kad jie yra teisingi, bet tas buldozerių principas kai kur taikomas Seime, kai kuriems sprendimams labai sėkmingai nukeliamas į savivaldos lygį. Dėl laiko stokos programos savo neminėsiu, ją galima rasti, bet mano pagrindinė nuostata yra kalbėjimas su bendruomenė ir darbas, sąžiningas darbas visų bendram Jurbarko krašto labui. Ačiū Jums. Ačiū kandidatui. Ir dabar kviečiu prisistatyti gerbiamą Vidą Rekašienę. Labą vakarą, jurbarkiečiai. Aš kaip ir dauguma kandidatų čia kalbėjusi, esu tikrai jurbarkietė. Gimusi ir augusi Jurbarko žemaitiškoje daly, tai yra Ežvilko seniūnijoje, ir dabar ten yra mano šaknis, tai yra ten toliau gyvena mano mama. Ir mano žemiečiai yra labai aktyvūs politikoje, todėl jų daug yra ir kitose sąrašuose. Turbūt niekam nepaslaptis, kad aš esu socialdemokratų kandidatė. Sukūriau Jurbarko socialdemokračių moterų klubą. Mes ne tik tai aktyviai leidžiame laisvalaikį, bet ir šio klubo tikslas, kad aktyviai politikoje dalyvautų moterys. Nes niekam nepaslaptis, kad ir statistika tai rodo, kad moterų tikrai yra ne mažiau kaip vyrų, bet politikoje jų yra mažai. Ir kartais labai paprastai sprendimuose pritrūksta moteriškos logikos, moteriškos supratimo, nes moteris mes laikom kartais ir 3 ir 4 namų kampus, kartais ir darbo kampus laikome. Aš daugiau kaip 14 metų dirbu savivaldybės kontrolierė ir mano darbas yra ne tik tai skaičiuoti ir žiūrėti, kad būtų tikslios finansinės ataskaitos, bet ir dažnai mano darbė yra tai, kad aš turiu įvertinti, kaip ekonomiškai ir efektyviai naudojamas biudžeto lėšos ir kaip dirba įstaigų vadovai. Siekiu visuomet, kad biudžeto lėšos būtų naudojamas atsakingai, laikantis teisės aktų ir manau, tuo pačiu ir tolimesnėme savo darbe, jeigu būsiu išrinkta, to paties laikysiuos. Nes vietos savivaldos įstatymas įpareigoja ne tik tai yra daug funkcijų, kurias turi laikyti savivalda, tai yra net 81 funkcija, kuri pagal įstatymus reikia vykdyti.
Ačiū. Ačiū. Na ir paskutinis kandidatas prisistato gerbiamas Gintaris Stoškus. Sveiki ir varkiečiai, ir Jurbarko rajono gyventojai, kurių matau nemažai socialinių. Mano turbūt vienas svarbiausių tikslų, kad galų gale Jurbarko rajone triumfuotų įstatymai. Mes matome, kaip teisės aktai, įstatymai ir kiti teisės aktai yra ištisai pažeidinėjami ir tai, kas yra juoda, vadinama baltu, kas yra balta, vadinama juoda. Tas turi pasibaigti. Aš esu raudoniškis, užaugęs Raudonėje, baigęs Vilniaus universitetą, įgijęs ekonominę kvalifikaciją, nuo 20 metų gyvenu Jurbarke. 10 metų surenkamas Jurbarko rajono verslininko organizacijos tarybos pirmininku, nors vertinimų būna ypatingai iš oponentų mūsų organizacijos įvairių, tačiau praktiškai visų partijos stovi šitoje organizacijoje ir mes randame bendrą kalbą, nes šita organizacija siekia gerinti verslo sąlygas, kas labai aktualu. Vienas svarbiausių mano uždavinių yra galų gale peržiūrėti tą turizmo doktriną, kuri mano supratimu iš esmės bankrutavo mūsų rajone, ir spręsti gamybos atėjimą į Jurbarką šitos klausimus. Didesnė, mažesnė logistika ir panašiai, kad tai reikalinga. Šiandien važiuojam per rajoną ir girdim klausimą. Darbo vietos, darbo vietos, darbo vietos. Turizmas iš esmės sukuria labai mažai darbo vietų ir perspektyvas yra, todėl ateityje turime žiūrėti šitą. Toliau reiškia. Visus sprendimus mes turime priimti viešai, skaidriai ir atvirai. Ar šiandien galim pasakyti, kad tai yra viešumas, kad kalbasi su rajono gyventojais prieš priimant tos sprendimus mūsų rajono vadovai, kad valdančioji dauguma kalbasi? Ne. Ar tai yra skaidriai daroma? Vienas socialinis būtas, kuris kainavo 180 000 vienas būtas. Tai čia skaidrumas. Kiek yra pasirašytas sutarčių po viešų pirkimų, kuriams suteiktas komercinės paslapties statusas? Ar tai turi būti? Juk visą tai turi reikia daryti viešai, skaidriai, atvirai. Ir tik tokiu atveju mes galėsim žengti į priekį. Todėl balsuokite už mane, už sąrašą numeris 20. Ačiū kandidatams. Na, tos 2 minutės buvo skirtos prisistatyti, kas girdėjote kandidatai, kas ką norėjo, tą pasakė. Jūs tą išgirdote, ir biografijos duomenis, ir tai, ką galvojate, kokias problemas mato. Bet ir tos programos vienas iš kandidatų teisingai sakė, yra spausdintos, jos jau viešinamos, buvo tų matymas per televiziją laidų, bet paprastiems rajono gyventojams svarbesni yra konkretūs, paprasti klausimai.